Nu, žinai, praeitą trečiadienį nebuvau paskaitose, nes galvojau rasiu darbą. Ir dar kaip tik dieną prieš tai, žinai, dieną prieš tai nusipirkau ausinės už 20 eurų. Galvojau, o rasiu darbą, kaip bus gerai. Nu ir va, nuvykau Santariškių gatvė 5, pasiūlė darbą tik tai su plovimo technika, nieko valyti nereikia rankom, pasiūlė darbą štai šitam pastate. Nu ir aš atinu, ble, holas tai didžiulis, tas foje tai didžiulis, ploto daug, žinai, bet ten įdomu tai, kad ten iš viso yra 7 aukštai, pirmas foje ir dar 6 viršui. Tai visas tas įdomumas yra tai, kad ten yra 7 aukštai, žinai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ten dar 7 matosi. Ir dar reikia koridorius visokius valyti. Nu, aš tiesiog pradėjau uždavinėti klausimus, sakau, kaip tas, kaip anas, žinai, kiek užtenka to bako, kaip tas, kaip mašiną valdyti. Nu, ir aš uždavinėjau jiems tokius klausimus. Ir paskui pasakė, tai jau sako, viskas laisvas, bet jinai taip sako, o, čia sako, čia labai lengva, žinai. Jinai sako, čia labai lengva. Sako, o, sako, čia labai lengva, čia tik tai tiek. Čia faktiškai beveik toks pat krūvis kaip Santariškių gatvė 2, kur valė City Service Cleaning, kur dirbau City Service Cleaning. Tik tai čia reikia, va žodžiu, va tas holas yra visas, jį reikia išvalyti tik tai su rankinė plovimo mašina. Ir dar 6 aukštai į viršų irgi reikia valyti, žodžiu, su ta pačia rankinė mašina. Ir dar yra įėjimai, žinai. Dar yra įėjimai. Ką šitą matricą rašo? Nu, žodžiu, nieko gero. Žodžiu, žinai, ten yra tik tai, dar ten yra įėjimai su kortele, žodžiu, tai ten darbo daug. Ir aš sakau, o tai sakau, ir dar sako, laiptinę reikia plauti, žinai. Dar sako, kad laiptinę reikia plauti, o ta laiptinė yra 7 aukštų, tai aš sakau, o čia man užteks per 4 valandas išvalyti. Sako, tai mes jums sumokėsim, bet man jau dabar klausimas, žinai, nebe tiek ar sumokėsit, bet kiek aš valandų dirbsiu per dieną. Tai čia realiai reikėtų dirbti, jeigu laiptinę valyti 7 aukštų, tai čia realiai reikėtų dirbti kažkur 6 valandas per dieną. Ir aš jau tą dieną nebesuspėčiau nei paskaitas, nei laiptinių išvalyti. Nu, aš plaunu Jogailos gatvė laiptinės, Jogailos 12. Tai realiai šičia net šitą... Kiek čia liko? Tai žinai, šičia... Tai čia, žinai, realiai net 4 valandų būtų per mažai išplauti visą šitą išplauti. Čia net 4 valandų neužtektų. Jinai tipo paaiškino, kad čia įmonė, kažkaip jinai anksčiau kitaip vadinosi. Dabar UAP vakarai, bet jinai kažkaip anksčiau kitaip vadinosi. Ir tipo sako, žinai, man įdomu ne tai, kiek man moko, kiek aš laiko turėsiu dirbti. Ir pavyzdžiui, iš pilnos darbo dienos tai tikrai nepasirašyčiau dirbti su valymu. Jo labiau tokius korpusus valyti su įėjimais ir ten šitą plovimo mašiną reikia stumti liftą, žinai. Plovimo techniką reikia stumti liftą, nu ten gal nebaisu, bet tas liftas pastoviai užimtas, kažkas pastoviai jo važinėjasi, ten jau laiptais pakilti yra greičiau negu su tuo liftu nuvažiuoti. Bet tai technika didelė, jinai sveria, tai tu tik tai su liftu ir ten liftas pastoviai užimtas. Tai tiek norėjau pasakyti apie darbą. Ir šitą būtent trečiadienį nenuėjau paskaitas į pratybas. Teorijos paskaita viena perkelta, tai nes dėstytojas galvojo, kad dėstytojas manė, kad mums bus atostogos kitą savaitę, bet kitą savaitę perkelė atostogas po Velykų.
Tai jisai galvojo, kad bus žinai, jisai galvojo, kad visą laiką, kad kad studentams bus atostogos, bet pasirodo, kad atostogų laikas pasikeitė, tai žinai, tai todėl jisai perkelė vieną paskaitą po pusegzaminio. Pusegzaminis bus ten kažkur balandžio 8 dieną. Tai žodžiu, reikės susižinoti, kada bus ta teorijos paskaita ir gerai, kad šiandien įsidarbinau, nes būčiau turėjęs dirbti beveik visą darbo dieną su šitą valymo techniką. Ne, šiaip nėra baisu valyti patalpas, bet tai tokias patalpas, kur ten kiekvienas aukštas, ten koridoriai, su kodiniam spinom, žinai, su kodiniam spinom tie koridoriai, viską ten su durim, ten pro duris reikia praeidinėti, aš buvau nesužavėtas. Dabar dar papasakosiu vieną dalyką. Tai va, vakar vakar buvo toksai incidentas, vakarykštę dieną buvo toksai incidentas, aš jau rašiausi eit miegot, ir girdžiu, blemba, kažkokie keisti garsai, kažkas ten šūkauja, žinai, dar galvoju eit parūkyt, bet tai kažkas priėjo prie durų, pažįstamas balsas, žinai, vienos kaimynės sugyventinės, ir blemba, girdžiu kažkas jau to mūšis, kažkokie keisti garsai, labai kažkokia situacija, supratau, kad neramu koridoriui. Tai žodžiu, vakar vienas kaimynas privartojo alkoholio ir primušė savo sugyventinę. Ir dar ne tai, kad jisai savo sugyventinę primušė, jisai dar kitiem grasino. Tai sakė, buvo ant grindų kraujo, ir matyt kažkas paėmė ir iškvietė policiją. Aš tai galvoju eit parūkyt, bet supratau, kad ten kažkas netvarkoj koridoriui. Aš supratau, kad koridoriui kažkas netvarkoj, nes kažkas ten girdėjosi riksmai kažkokie ten, kažkas šaukė, kažkas kažkam sakė, žodžiu. Aš galvoju eit parūkyt į balkoną, bet tai blemba, girdžiu kažkas netvarkoj, žinai, ir aš išsigandau, kad man gali kliūt. Tai sužinojau, kad vienas kaimynas ėjo parūkyt ir jį norėjo užpult. Vienas kaimynas ėjo parūkyt į balkoną, tas jaunesnis, ir jį norėjo užpult, pasirodo. Tai kažkas vakar iškvietė policiją ir tą kaimyną suėmė. Policininkai atvažiavo prie bendrabučio ir aš kaip supratau, vieną kaimyną suėmė. Supakavo ir išvežė į areštinę. Tai jo sugyventiniai viskas tvarkojo, jokių guzų nieko nesimato, bet sakė, vakar buvo ant grindų kraujo. Aš galvau, kaip tik eit parūkyt, kai tas kaimynas pripuolė prie to jaunuolio ir jam pradėjo grasint. Aš kaip tik tuo metu galvau eit parūkyt. Tai va, kaimynas kėlė pavojų. Vakar kaimynas buvo neblaivus nuo alkoholio ir jisai kėlė pavojų. Aš kaip tik norėjau tuo metu eit parūkyt. Jau gulėjau ant lovos. Aš jau gulėjau ant lovos ir galvojau eit parūkyt, kai tik tai girdžiu, kad kažkas ten, blet, netvarkoja, kažkas ten rėkia, kažkas grasina kažkam, galvoju, kas ten darosi. Tai va, šiandien sužinojau, kad tas kaimynas primušė savo sugyventinę, buvo neblaivus, vaikščiojo per koridorių, grasino kitam ir jam iškvietė kažkas policiją. Pareigūnus iškvietė ir jį suėmė ir išvežė į areštinę. Tai va tiek, jau aš nemažai kalbu. O, 9 minutės, kaip greit laikas praėjo. Tai va, žodžiu, čia buvo kažkas netvarko, aš ten galvau, galvau, čia eit parūkyt, čia kitas kaimynas stovėjo ir tasai pripuolė prie jo ir pradėjo grasinti jam. Tai sakė, kad ta policija per klaidą netyčia atvažiavo, bet tai blemba, kaimynas, bet kurį užpult gali, girtaujantis kaimynas, aš jau parūkyt norėjau eit, galvoju, galėt parūkyt, kai girdžiu kažkokius balsus, žinai, supratau, kad geriau pasėdėsiu namuose.
Tai va, vieną kaimyną išsivežė policija, kuris buvo neblaivus, apsvaigęs nuo alkoholio. Tai va, vieną kaimyną išsivežė policija. Tai gal aš dabar šitą vlogą ir baigsiu, paskui pradėsiu kitas temas. Tai va, kaip man sekėsi, nebuvau paskaitose, nebuvau pratybose, buvau darbo pokalbis manęs nesužavėjo, plotai dideli, darbo daugiau nei 4 valandom. Ten parašyta darbo biržo, kad 4 valandos, nuo 8 iki 12, bet realiai gali sėdėti iki 3 kažkur. Žodžiu, darbo daug, darbas manęs nesužavėjo, ten valyti plotai labai dideli, daug reikia valyti, ten plotai tikrai dideli ir darbo ten labai daug ir sako, tai mes jums sumokėsim, man jau vienodai kiek jūs sumokėsit, man įdomu, kiek aš dirbti turėsiu. Tai 4 valandas valai su mašina, o paskui 7 valandas, žinai, o paskui 7 valandas šitą dar, ne 7 valandas, 7 aukštus dar turi valyti su šluota.